Aleliuja. Šalom, dar kartą visi, kurie esat kartu su mumis. Čia maldos grupė Prabudimas. Ir tas žodis prabudimas gimė ne šiaip savo. Aš žinojau, kad yra vienos bažnyčios pavadinimas Prabudimas. Žinojau, kad yra. Sakau viešpatie, yra pasivadinusių jau tų pavadinimų, kaip čia dabar mes. Bet ne, taip viduj buvo, jeigu kas paklaustų, kodėl mes vadinamės Prabudimas, žinot, visi, dauguma galvoja, kad prabudimas prasideda nuo išorės, kad prabudimas prasideda, prabudimas tai kaip žmonės galbūt pasaulyje gimsta į Kristų, atsisuka, ne, čia prabudimas. Ne, viešpats sako, tu būsi kitokį prabudimą nešantis. Prabusti vadinasi prikelti miegantį, prižadinti. Amen? Nes krikščionybė užmigus. Mano vaikai užmigę. Amen? Ir taip kilo. Ir be to, mes ir išlikom ne bažnyčia, mano Lauro ar Prabudimo, mes maldos grupė. Amen? Karių grupė. Amen. Ir Kristaus bažnyčia, bet ne Lauro. Amen. Amen? Nes tiek aš atvažiuoju, man nereikia važiuoti, aš čia. Amen, bet aš kitur atvažiuoju, tiek jūs suvažiuojat, ne pas mane, o pas Kristų. Amen, kad mes visi kartu būtume jo vedami. Amen, tiek gyvenime, tiek tarnavime. Aleliuja. Todėl Dievui svarbus buvo ir yra prabudimas, kur Dievo vaikų viduje prabusti. Amen. Kaip kiti ieško prabudimo gatvėse, ieško galvoja, kad pirmiau jie padarys tai, ne, bangėjai. Viskas pirmiausia vyksta dvasia, bet čia kita tema. Amen. Ir nuo šitus dalykus Dievas jau man rodė, kurie pirmiausia vyksta, kad prabusti dalykus keisti reikia dvasioje. Nuo pat mano kelionės pradžios ir tiek pasnikai, tiek maldos, jie rodė, kad kiekvieną kartą, kai tu save aukoji, kai tu pavedi save Dievui, Dievo žodžiui, amen, veikdydamas, tu kažką pažadini. Tu atneši prabudimą į dangišką atmosferą. Brangiai, aš jums sakau, nereikia nieko kalbėti ir daryti, kad atneš prabudimą į žemę. Reikia pasiduoti Dievui ir būti jo vedamas. Amen. Maldose, pasnikuose, amen, skirtingai sezonai. Negalvokit, kad vieną sezoną tą darėt ir kitą tai darysit. Ne. Prabudimas, žinokit, vienus metus sėjai, ne? Sėklą, mes sėjam sėklą, ne, sėja. Dievas sako, po to kitus metus laistai, ne, o Dievas visą tą laiką augina, bet jau po metų kelių jau nebe sėkla ten jau medelis. Amen? Reikia kitokių dalykų, apskabyti lapus, aptvarkyti, ne, pažiūrėti, kad koks kirminukas neteitų įsigriaužti, ne, kad neapgriaužtų, kad augtų. Tai esmė yra to, kad pradžia visų yra vienoda. Amen? Amen. Mes per žodį įtikėjome visi, amen, įtikėjome į Kristų, aleliuja. Ir visi mes keliaujam tuo keliu. Amen. Bet visi einame skirtingai. Amen. Amen. Todėl,
šiandieną ne tik žodis mums, amen, kad mes apie tai tarp savęs, bet ir tiem, kurie klausys. Tiem, kurie klausys online, amen. Žinot, didžioji dalis galvoja, kad prabudimas, kaip ir sakau, tai yra gimimas iš naujo žmonių. Tai nėra prabudimas. Amen. Ir gimimas iš naujo tai nėra pergalė. Tai yra Kristaus pergalė, tai pirmame. Bet tai yra kelio pradžia. Kelio pradžia. Keliauti toliau, pradėti naują gyvenimą su Kristumi. Amen. Atsibusti. Amen. Atsibusti nuo seno, iš mirusiųjų. Amen. Ir pradėti kelionę. Bet daug kas ir skirtingai to kelionė einantys, nukrypsta, nuslysta, užmiega. Amen. Tad aš dėkoju Viešpačiui, kad man suteikė dovaną, man suteikė meilę, man suteikė viską ir kuo aš esu dabar. Amen, jame. Ir aš trokštu dar daugiau keistis į jį, kad dar labiau jo galėčiau išreikšti. Amen, juk mes kiekvienas esame ne kas kitas, o jo dvasios, amen, nešiotojai, kurie galime išreikšti. Ir kiek matote, krikščionybėj daug krikščionių ir, jeigu tai paimtume, ir jūs galite pamatyti vienokį ar kitokį Dievą. Amen. Tik labai gaila, kad mes jo nematome. Mes jo nematome. Lietuvoje aš jo nematau. Jūs matote? Morkaus Evangelija, 16 skyrius, 15 eilutė. Jis tarė, eikite į visą pasaulį, skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Amen. Jis paruošė ir pasiuntė savo apaštalus. Sako, kas įtikės ir krikštysis bus išgelbėtas, o kas netikės bus pasmerktas. Ir tie, kurie tikės, pabrėžė, amen, tie, kurie tikės, tie, kurie turės tikėjimą, tuos lydės šie ženklai. Mano vardu išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvatės. Gerai, sugrįšiu. Jo vardu mano išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis. Naujomis nesibaigiančiomis kalbomis. Todėl jos pavadintos naujomis, naujos kalbos. Nauja sritis, nauja dimensija, nauja sfera, nauja kalba, nauji kūriniai, nauja kūrinė, nauji asmenys, naujos būtybės. Aleliuja. Kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvatės. Ir jei išgertų mirtinų nuodų, jam nepakenks. O čia gerai pasakyta, sako, ims plikomis rankomis gyvatės. Ir niekas nesupranta, galvoja, čia gyvas, kas nors gyvatės gaudo, ima specialiai, žinai, ir nukask. O ką mes dvasiai darom? Rusija atsaka paračiap. Negyvomis rankomis? Ką?
Tik mažai kas supranta šitas eilutes. Amen? Ir jei išgertų mirtinų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Baigęs jiems kalbėti, viešpats buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. Ir toliau. Eilutė, pagrindinė. Dauguma visi skaito šitą. Ane? Nukreipia dėmesį į čia. Bet kad paskutinė eilutė yra svarbiausia, Morkaus Evangelijoje mažai kas pastebi. O jie ėjo, sakykit, o jie ėjo ir visur pamokslavo. Viešpačiui drauge, veikiant, patvirtinant žodį lydinčiais stebuklais. Amen. Ar šiandieną jūsų tarnavime lydi stebuklai ir ženklai? Ar jis, kai jūs pamokslaujat, lydi? Ar jis pritaria? Visur pamokslavo viešpačiui drauge veikiant. Aleliuja. Todėl, kad daug kas pradeda tarnauti. Amen. Dar neveikiant. Amen. Dar neveikiant. Nes kad viešpats veiktų stebuklais, ženklais. Amen. Žinau, kiekvienas yra pašauktas savo kelionė, bet kiekvieno kelionė viešpats turi liudyti. Amen. Gerai, ką sako Apaštalų darbų knyga 1:8. Visi skaito, visi pamokslauja, bet nelabai supranta, ką turbūt. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje, visoje Judėjoje bei Samarijoje, lygi pat žemės pakraščių. Amen. Kai ant jūsų nužengs jėga, kai jūs pasieksite tą kondiciją, kai jūs pasieksite savo protę tiesos lygį, kada jūs auksite su manim kartu ir keisitės į mano atvaizdą, kada jūsų doktrinos teologijos bus išlaužtos iš jūsų galvos, kada aš atsisėsiu tenais, kada aš pas jumis gyvensiu, amen, tada jūs liudysite apie mane, amen, jūs turėsite jėgos. Jėga reikšia skirtingomis galimybėmis. Amen. Skirtingai. Kiekvienas Kristaus pasiuntinys, pasiųstas ar pastatytas tarnaut, viešpats visą laiką kartu dalyvauja. E aprole clatora mashita radoso. Aleluja. Todėl dauguma yra nubėgę, dauguma yra užstrigę. Kaip jums pasakyti, nesuprasdami realiai kur. Nesuprasdami realiai kur, nes yra vienokios viešpaties taisyklės, vienokie viešpaties principai, amen, ir Dievas nesikeičia, amen. Ir negali būti, taip, Dievas platus didis, amen, bet jis ištikimas savo žodžiui ir
ir viskam, ką jis yra sukūręs dvasinėse sferose. Aleliuja. Todėl, kaip gaila nebūtų, kaip pasižiūri, kur dabar šituose momentuose svarbiuose, šitame laike, kiek yra trokštančių ir Dievą mylinčių, tai tikrai neišlinksmųjų dalis, bet ne apie tai. Eikime šiandien į žodį, amen, į Evangeliją nuo pradžios knygos. Realiai nuo išėjimo. Suprantat? Žmonės priima Kristų ir tų pamokslautojų, kurie nevaikšto su viešpačiu, pas kuriuos nėra stebuklų, o tai kasdienybė. Dėl to aš jums šiandieną sakau, jūs turite uždegti pasakoti apie Dievo veikimą jūsų gyvenime. Net ir tuose mažuose dalykuose. Važiavau automobiliu, pamačiau numeris, Dievas prakalbėjo, supratau kalbą, man tas, anas. Tai svarbu. Amen. Tai yra judėjimas. Amen. Na ir kaip sakau, krikščionybės pradžia yra mūsų gimimas iš naujo. Tai nėra prabudimas, tai yra tiesiog gimimas. Amen. Ir ne šiaip savo mes gavome šitą žodį. Amen. Šiaip. Įdomu, kas jį pavadino Dievo žodžiu? Aš irgi kartais sakydavau Dievo žodis. Bet čia Biblija. Senasis ir Naujasis testamentas. Juk čia nėra Dievo žodis, vien Dievo žodis, ne? Čia Biblija, čia visko prirašyta. Amen? Gerai, bet tai, kas Biblijoje mums duota, amen, yra visa kelionė ir visa Evangelija, amen, kad mes gimę iš naujo, priėmę Kristaus dvasią, mes tapę kuom? Naujais kūriniais, ane? Dvasiniais žmonėmis, pradėtume naują kelionę, naują gyvenimą. Naujoje šalyje. Amen? Naujoje karalystėje. Kad mes nuo mažų dienų pradėtume augti, gyventi dvasiniu žmogumi, bet ne kūnišku. Kristus atėjęs mums nepasakojo, amen, apie gyvenimą šitame pasaulyje. Jis mums atnešė kitos karalystės, pavyzdžius, amen. Jis atnešė kitos karalystės principus, amen. Jis apreiškė tėvą, amen, kuris gyvena ne čia, bet kitoje karalystėje. Ir aš atėjau tam, kad jūs galėtumėt sugrįžti pas tėvą, amen, čia ir dabar pradėti ir statyti savo naują gyvenimą. Todėl visi pamokymai Kristaus Evangelijose nėra kaip gyventi kūniškai, bet kaip gyventi dvasiškai. Amen. Kaip elgtis kūniškai, kad dvasinis žmogus augtų. Aleliuja. Todėl būtent nesupratimas Evangelijos, žmonės toliau krikščionius padarė kūniško gyvenimo krikščionimis. Jie taip ir liko lauko šlovintojai, taip ir neužeina į šventyklą. Jų gyvenimas toliau kūnas, mąstymas kūnas, nors jie save vadina dvasiniais.
Jeigu tu vadini save dvasiniu krikščionimi ar pastoriu ar kom, parodyk savo vaisius, kad tave galima būtų pavadinti. Parodyk Viešpatį veikianti tavo gyvenime, atstovaujanti tave kaip tarnautoją ir darantį kitiems ar tavo bendruomeniai, kad tu pasirodytum tikrasis Dievo viešpats. Aleliuja. Bet tikrasis Dievo tarnas, atsiprašau. Bet esmė, kad dauguma ieško. O jeigu jisai blogai ieško, tai ir jo klausytojai blogai ieškos. Juk visi žiūri į lyderį, visi žiūri į vyresnį. Amen? Todėl tas senas raugas nuo daugel metų, amen, vis nešė krikščionybę aklą, kurčią, kuri buvo statydinama ir mokinama elgtis ir gyventi krikščioniškai kūne. Nors Dievas yra dvasia, Dievas yra kitokia substancija ir mes gimę Dieve, jau nebe kūnas ir kraujas, nebe kūnas ir siela netgi, nors, amen, bet naujas kūrinys kartu su Dievu. Todėl visi Viešpaties pamokymai, per visas evangelijas ir toliau visų panašių, moko iš tikrųjų, amen, kaip gyventi naujam kūriniui, kaip augti, aleliuja. Todėl daug dalykų yra nesuprantamų ir kiekvienas iš savo lygio dvasinio augdamas, jeigu jis ieško, jis vis pamato kitokį kelią. Jis pamato vis daugiau, nes, brangiai, tą kelią, kurį Viešpats praėjo ir kurį Viešpats mums atidaro, amen, jį galima pamatyti tik tai per apšviestas širdies akis. Kol tavo akis tamsos, kol tu aklas, tu niekada neatrasi Viešpaties kelio, Viešpaties valios tavo gyvenime. Amen? Tik kaip esi apšviečiamas, tik tada gali atrasti. Aleliuja. O Viešpaties, sita pia proteklaja što predesta sandija. Repalarodoštasi. Todėl tikras Dievo žmogus, kuris gimė iš naujo, amen, ir auga jame, auga kaip naujas medis nuo sėklos, amen, vis po trupučiuką auginamas, amen, o medis yra lyderis. Vadinasi, Dievas kiekvieną, kuris auga dvasioje, jis auga kaip lyderis Dievo akise. Amen, skirtingas, nevienodas, neklonuotas, bet iš sėklos Dievo gimęs. Amen. Aleliuja. Ir mes skirtingais laikais buvom pašaukti Viešpaties ir pagimdyti. Amen. Kad kiekviename Viešpaties laike apreikštume jį tokį, kiek jisai nori save apreikšti tuo laiku. Amen. Todėl visi laikai, kurie buvo krikščionybėje, aš tikiu, svarbus ir reikalingi buvo. Amen. Bet mes šiandieną čia, to, kad mes jį apreikštume tokį, koks jis nori apsireikšti. Jis mums suteikė tikėjimą, jis mums suteikė savo malonę, kad mes apreikštume, amen, jį tokį, kokį mes tikime. Aleliuja. Taigi ir šiandieną noriu pasakyti, pradėti nuo šito, ką man Viešpats parodė, kokią kelionę dauguma krikščionių tik ką gimę skaito Naują Testamentą. Ane?
pagrindinė sako, Naujas testamentas, nauja sandora, senas nereikalingas, nežinai, ir jie sėdė Naujo testamento. Taip, Naujas testamentas yra Jėzus. Bet tavo kelionė Jėzui yra Senas testamentas. Tavo kelionė ir laiptai, matas, dydis, gylis yra Senas testamentas. Naujas yra Jis. Jis. O senas yra tavo kelionė. Ir yra provaizdis visos krikščionybės nuo pat pradžios. Absoliučiai sudėliota visa. Lašas po lašo, instrukcija po instrukcijos, principas po principo. Sudėliota. Tai yra kaip Dievo, sūnaus kaip Dievo vaiko augimo knyga. Amen? Aleliuja. Pasakysit kaip? Gerai, paprastai, brangiai. Mozė buvo kas? Pasiųstas Dievo, amen, kad ką padarytų, kad į jį tikėtų pirmiausia, kad jis Dievo siųstas ir tauta būtų išgelbėta iš Egipto, amen, provaizdis Kristaus, amen, Kristus atėjo, amen, mes priimam, įtikim, amen. Taip ir Mozė, mes skaitom, ką padarė, atėjo, stebuklais, ženklais, apreiškė viešpatį, amen, taip jie įtikėjo, amen, ir sutiko sekti paskui Mozę. Būtent. Taip ir mes, krikščionybė, atėję pas Kristų, kai mums skelbia gerą žinią, mes priimam Kristų, mes įtikim, amen, ir sakom, taip, viešpatie, einu, amen, seksiu tave, viskas, išeinu iš seno gyvenimo, amen, išeinu, ištraukia mus iš sunkaus gyvenimo, amen, kaip žydų tautą iš Egipto, iš sunkių aplinkybių, iš priespaudos, amen, pasaulio, taip ir viešpats gelbėtojas mūsų ištraukė. Amen. Žengiam toliau. Mes patenkame į vandens krikštą. Ane? Taip kaip tauta, kurią vedė, amen, praėjo pro ką? Pro Raudonąją jūrą. Pro Raudonąją jūrą. Amen. Tai yra antras etapas krikščionybės. Ane? Įtikėjimas, krikštas, aleliuja. Ir perėję Raudonąją jūrą, kur papuola krikščionybė? Į kelionę, amen, per dykumą. Į kelionę per dykumą. Kiekvienas krikščionis, kuris ką padarė? Įtikėjo ir pasikrikštino, jo sekantis etapas yra įžengimas į dykumą. Amen. Ir kiekvieno dykumo priklauso nuo mūsų pačių. Ilgis dykumos priklauso nuo mūsų pačių. Todėl mes matom, kad kai kuriem užtruko 40 metų ir baigtis buvo kas? Mirtis. Amen. Bet čia per tolėjo, mes nuėjom. Amen. Taigi principai, viskas išlikė tokie patys ir tas pats, brangieji, mūsų augime Kristuje. Aleliuja. Po krikšto vandens prasideda kelionė. Prasideda kelionė, sunkiai nežinoma, į pažadėtą žemę. Mes skaitom, mes žinom pažadus, mes žinom viską. Amen. Bet, kuom skiriasi žydų kelionė ir mūsų kelionė? Skiriasi. Amen.
nes žydai turėjo, gerai, aš jau biškį per toliau užėjau, mes matom, kad po krikšto, kaip ir žydai išvesti iš po krikšto jau į kur atvesti į dykumą, Mozė buvo pakviestas ant kalno, Mozė buvo pakviestas ant kalno, kad viešpats apreikštų jiems, suteiktų ką įstatymą, kad jie įstatymo laikydamiesi gyventų. Amen. Ir Mozė atnešė jiems ką? Įstatymą. Amen. Viešpats krikščionybėje, amen, mum padovanojo galią ir jėgą aukščiau to įstatymo, kurį gavo kas? Žydai. Mums viešpats padovanojo įvykdytą įstatymą ir davė mums savo dvasią ir jėgą gyventi virš įstatymo. Aleliuja. Bet tie įstatymai nedingia ir principai jie niekur nedingia. Amen. Todėl dykumos ilgis, amen, ir visų krikščionių problema, brangiai, aš kalbu jums taip, kaip yra. Didžioji dauguma yra dykumoje. Yra dykumoje. Lietuvos krikščionybė, tai totaliai dykumoje. Aš kalbu apie tarnautojus, apie ir šitą, ir vaikus, ir tėvus, amen, kurie, kaip ir tada žydai, buvo strigę ilgam laikui. Tada jie turėjo laikytis įstatymo ir įstatymas jiems buvo duotas, amen, įstatymas, kaip kalba apie įstatymą, kad įstatymą žiūrint, mes matytume savo neteisumą prieš viešpatį ir atgailautume ir keistumės. Amen. Šiuo metu mes turim įvykdyti tą įstatymą, bet mes turim, kadangi mes kita tauta, amen, žydai tai vykdė fizinėme lygmenyje, kad gyventų. Amen. Jie dar nesuprato šitų dalykų ir negalėjo suprasti. Amen. Bet mes, krikščionys, Dievo dvasia gimę, praėję, kai mes patenkame į dykumą, mes iš jos galime išeiti, kada mes, turėdami virš įstatymo aukštesnę valdžią, laikydamės įstatymo principus, žengiame į priekį. Suprantat? Pagaunat? Ir va čia jeigu tu pasilieki kūniškas, tu nematai ir nesupranti dvasinių principų, tu nematai, kiek Egipto tavyje, kad Egiptas iš tavęs gali išeiti tik tai, kada tu pritaikysi dvasinius principus ir įstatymus, jų laikysiesi, atgailausi ir keisiesi savo viduje. Kaip augti Dieve? Skaityk, laikykis ne išorėje, bet dvasioje. Žmonės laikosi dalykų kūne. Todėl, kad jie gimė iš naujo, bet jie galvoja, kad vis dėl kūnas. Mums reikia dvasinį žmogų
išpainioti, mūsų sielą išpainioti nuo Egipto, nuo praeities. Mums Dievas davė gyvybę, dvasią, amen. Todėl mes turim rūpintis dieną iš dienos, naktį iš nakties mūsų vidiniu žmogumi, kaip jisai gyvena, kaip jisai laikosi, kaip jis maitinamas, kuo jis maitinamas. Ar aš šiandieną, suprantat, žmonės toliau gyvena kūnu, užstrigę dykumoj. Nes jie nesupranta, jie nesirūpina vidiniu žmogumu. Aš kalbu realiai, paskaitant apie jūsų brangieji kaip jūs rašote Facebookuose, visur po pamokslais ten vienas kažką pasako, kitas parašo, negana vienas kūniškai pasako, kiti kūniškai iš paskonės atsako, brangieji, tai jūs kūnas ar dvasia? Ar jūs galite atnešti pamokymus, kad žmogus vidinis, tas, kas iš tikrųjų Dieve yra, augtų? Jam reikalingai galimybės, jam reikalinga sužinoti apie dvasinius dalykus, kad dvasinis žmogus augtų. Koks tikslas iš kūniško žmogaus auginimo? Koks tikslas iš kūno palepinimo? Kas sėja kūnui, ką sako raštas, sako, ką pjaus supuvimą, o kas sėja dvasiai, pjaus amžiną gyvenimą. Va čia krikščionybė ir sustoja. Kada prasideda, jeigu prasideda, duok Dieve, jau jei pas ką prasideda, tai yra didžiulis proveržis, nes tas 40 metų dykumoj, jį galim suskirstyti į tarpus. Žiūrėkit, tuos metus, 40 dykumoj, kai Dievas davė įstatymus, kas prasidėjo? Kodėl? Prasidėjo ginčai. Atsirado kunigai. Atsirado teisėjai. Dievui dar reikėjo pakartotino įstatymo, dar kartą rašyti, aiškinti apie visus dalykus. Amen. Kam jam reikėjo šitiek rašyti ir tą, kad pritaikytų, kad žmogus pamatytų, nesielgtų taip ir galėtų gyventi. Amen. Dabar krikščionybėje, būtent toj dykumoj, nereikalingas nei įstatymas nieko, malonė. Amen. Nors matome tenais Dievo principus, kad Dievas sustatė tūkstantininkus, šimtininkus, spręsti bylas. Visur matome Dievo principus, taip pat taipogi kaip ir dabar krikščionybėje. Tik tai esmė, kad krikščionybė yra ne kūniška, bet dvasioje esant Kristaus bažnyčia taip statoma ir ne kitaip. Nors mes esam kūnas, mes nekovojam pagal kūną. Amen. Mes veikiam, nors ir esame čia ir dabar, bet mes veikiame ir tenais. Ten pagrinde. Amen. Todėl mes turime išeiti iš šito seno gyvenimo mąstymo, sako, kad atsinaujintume dvasia ir gyventume naujų žmogumi. Gyventume ne 5 minutės maldoj, ne 10, bet gyventume pastoviai. Kas? Kokia sagutė? Atsisegus? Okei. Aleliuja. Todėl
Brangiai, naudojant dykumoje principus, mes ką gaunam? Mes žengiam į priekį. Amen. Kas vyksta? Mes dykumoje einam per ko? Išsilaisvinimo sezoną. Iš asmeninių dalykų. Suprantat? Sezonas dykumoje. Ir ką aš matau dabar, kaip sezono vietoj to, kad žmogus atgailautų, pradėtų gyventi pagal principus ir įstatymus,